Sveiki mokiniai, pamokos tema Bitė Vilimaitė, didžioji kelionė. Pasakojimas trečiuoju asmeniu, kelionės įspūdžiai. Esamojo laiko trečio asmens veiksmažodžių galūnių rašybos kartojimas. Veiksmažodžių priesaga jav. Pamokos tikslas skaityti ir suprasti pasakojimą trečiuoju asmeniu. Mokytis pasakoti kelionės įspūdžius. Mokytis rašyti veiksmažodžius su priesaga minkštumo ženklas A. Taigi atsiverskite vadovėlį. Perskaitykite Bitės Vilimaitės pasakojimą Didžioji kelionė. Perskaičius pasakojimą, atsakykite į klausimus paraštėse. Atlikite ir praktinės užduotis. Parinkite įvardžiams daugiau veiksmažodžių. Ji, jos, jis, jie. Raskite tekste, parinkite. Išplėskite šiuos sakinius. Autobusas pajudėjo. Levutė sugrįžo. Keliais žodžiais išplėskite sakinį. Paaiškinkite šių veiksmažodžių rašybą. Įsidėjai, suduria, kvepia. Atkreipkite dėmesį į veiksmažodžių galūnių rašybą. Jei galite paaiškinti, puiku. Raskite tekste daugiau veiksmažodžių pavyzdžių. Būtojo kartinio laiko, būtojo dažninio laiko, esamojo laiko ir būsimojo laiko. Įsižiūrėkite. Pasibučiavo, nevažiavo, išvažiavo, mojavo. Kaip rašoma priesaga av. O dabar pabandykite atsakyti į klausimus po tekstu. Nepamirškite užduočių pratybų sąsiuvinyje. Čia jums reikės atidžiai skaityti ir įsivaizduoti Vincuko kelionę iš mokyklos namo, pabraukti trečio asmens veiksmažodžių. Kurio laiko veiksmažodžių daugiausia ir kaip manote, kodėl? Atkreipkite dėmesį. Būtojo kartinės laiko trečio asmens veiksmažodžių galūnė. Išėjo, iš kur tie. Antroji užduotis. Paspėliokite, kur galėjo dingti raktas. O jeigu norėsite sužinoti tiesą, perskaitykite Bitės Vilimaitės apsakymą Poeto sūnus. Trečioji užduotis. Iš pirmo pratimo teksto gražiai nurašykite sakinį, kuriame pavartotas būtojo dažninio laiko veiksmažodis. Viršuje parašykite šio veiksmažodžio asmenį. Ketvirtoji užduotis. Parašykite keletą veiksmažodžių su priesaga jav. Įsiminkite. Penktoji užduotis. Pasakojimas apie Vincuką parašytas būtuoju laiku. Jums reikia perrašyti jį esamuoju laiku. Paryškinti esamojo laiko trečio asmens galūnę. Įsiminkite, kaip jos rašosi. Ištuštėję, baigėsi. Taigi, sėkmės atliekant užduotį.